Alanas Zaranovas. Labas. Tas, kuris nuolat dirbo, aš nieko nedarau, Ignas Bakėjus. Ir jūs esat Birutės efekte. Šiandien, antroji savaitė, pirmadienis. Ir kaip netikėtai jums tai nuskambėtų, tai yra kojų diena. Tai yra, dirbs jūsų kojytės ir užpakaliukas. Iš ko susideda šios dienos mūsų treniruotė? Mes darysim pramankštą, darysim pagrindinę treniruotės dalį, kuri bus arba lengvesnė, arba sunkesnė, pamatysit kaip. Ir tada mes darysim atsikvėpimą. Pramankšta jūsų susideda iš 3 dalių. Pirmoji dalis. Šokinėsim su šokdynė. 2 minutės. Antrasis pratimas. Išmoksite kiekvieną pratimą daryti palengvintai ir tai bus jūsų apšilimas. Ir trečioji dalis bus sąnarių apšildymas bei dinaminis tempimas. Pirmasis pratimas bus šuoliai su šokdynė. Vėlgi 2 minutės, kaitaliojant kojas, kad neatsibostų šokinėti ant pirštų galų, bet mes šokinėjom ant pirštų galų ir nuo vienos kojos ant kitos kojos, nuolat suku rankas, kad tai būtų nuolatinis darbas ir įsijungtų tiek viršutinė dalis, tiek apatinė dalis. Antroji pramankštos dalis susideda iš 10 pratimų. Pirmasis pratimas bus laikymas pritūpus. Kadangi pirmoji dalis pramankštos yra su palengvinimais, tai jeigu jums yra per lengva, jūs visada galite atsisėsti žemiau. Jeigu jums yra tikrai sunku ir tai yra pirmas kartas, kai jūs darote šį efektą, darykite, prašau, palengvintą to versiją. Antrasis pratimas – laikymas įtūpste. 90 laipsnių galima šiek tiek atsistoti žemiau arba aukščiau, priklausomai nuo to, ar jums sunku ar lengva. Ir žinoma, kas svarbiausia, tai yra tiesi laikysena. Ir pakeičiat koją po 15 sekundžių. 15 sekundžių vienai kojai, 15 sekundžių kitai kojai. Trečiasis jūsų pratimas yra vaikščiojimas žąsele. Jūs tikrai nekenčiat šito pratimo, nes gal teko daryti mokykloje, bet jisai yra labai efektingas. Taigi, Alanas leidžiasi žemyn ir juda pirmyn, juda savo kūną keisdamas į vieną pusę, į kitą pusę, bet labai gražiai nusileidžia ant pilnos pėdos. Taigi, vaikštot pirmyn 3 kartai, atgal 3 kartai. Ketvirtasis pratimas – karalienės nusilenkimai. Kad ir kaip tai beskambėtų įdomiai, pratimas tikrai labai geras ir jūs dirbate vidiniai šlaunies dalį. Leidžiate žemyn, kylat į viršų. Taip? Kadangi mes darom apšilimą, tai jūs darote lengvesnę šio pratimo versiją. Penktasis pratimas – tripimas vietoje ant pirštų galiukų. Vėlgi, Alanas daro šiek tiek lengviau, nes tai yra apšilimas. Jeigu norit sunkiau, galite trypti greičiau vietoj. Jo labiau, jeigu darot jau nebe pirmą savaitę šitą treniruotę. Šeštasis jūsų pratimas – pulsavimai pritūpus. Tai vėlgi leidžiuosi žemai į pritūpimą ir darau pulsavimą. Jeigu man yra per sunku, aš kylu šiek tiek aukščiau į viršų ir pulsuoju viršui. Jeigu man per lengva, aš leidžiu žemiau. Svarbiausia, kad jūsų sėdmenys judėtų žemyn ir į viršų, žemyn ir į viršų. Septintasis pratimas – kareiviškas laikymas. Jisai skambėtų angliškai warrior. Ką jums reikėtų padaryti? Tai sulenkti koją, ištiesti rankas į viršų ir pilnai ištiesti koją. Lengviau, žinoma, koja žemiau nulenkta, koja labiau ištiesta, bet rankas palikite ištemptas į priekį. Kareivio pratimą darykite po 15 sekundžių į vieną pusę, 15 sekundžių į kitą pusę. Aštuntasis pratimas – tai yra šoniniai įtūpstai. Kas yra labai svarbu, tai yra ištiesti koją. Viena keliauja į atsisėdimą, kita išsitęsia taip, 90 laipsnių ir kas yra labai svarbu, tai išlaikyti nugarą, sėdant atgal. Gerai? Jūsų 9 pratimas yra 2 pritūpimai ir pasistebimas. Taigi, 2 kartus pritūpėt, ar žemiau aukščiau, ir trečiasis pasistebėt. Dar svarbu yra rankos darbas, kai stiebėtės, rankos keliauja atgal. Paskutinis jūsų apšilimo pratimas yra čiuožėjas. Jūs nedarot šuolio, jūs tiesiog žygiuojat į vieną pusę, į kitą pusę. Atkreipkite dėmesį į Alano rankų darbą ir žinoma į kojas ir į pačią žemą stovėseną. Jos smakras pakeltas, jisai žiūri į priekį. Jums liko trečioji dalis apšilimo, tai yra sušildyti sąnarius ir padaryti dinaminę tempimą. Kiekvieną pratimą jūs kartosite po 12 kartų. Mes pradedam nuo čiurnų, sukam vieną čiurną, kitą čiurną, sukam keliai, kurie yra pastatyti plačiai į vieną, į kitą pusę. Tada mes judinam klubus į vieną pusę ir į kitą pusę. Tada rankų mostai, liemuo, išsisuka per liemenį, sukatės, mosikuojat rankom į vieną pusę, į kitą pusę, tiesiom rankom. Tada pirštų galai pasiekiami, bet žvilgsnis žiūrit į vieną pusę, į kitą pusę. Į vieną pusę, į kitą pusę su iškvėpimu. Iškvėpėt į vieną pusę, iškvėpėt į kitą pusę. Prasibėgat vietoj, kojos bėga vietoj, viena ranka tiesiai.
Per peties sąnarį sukat vieną ranką į vieną pusę, į kitą pusę ir paskui pakeičiat rankas. Po 12 kartų. Tada sukate rankas į priekį, sukate rankas abidvi atgal. Kojas plačiai. Paliečiat klubus, paliečiat žemę, paliečiat klubų žemę ir į viršų. Visą tai jūs darote kvėpuodami. Sukate mažą ratelį, viršutinę kūno dalį išsukat, taip. Jau jūsų klubai nebetiek juda. Ir leidžiate žemyn į vieną pusę, į kitą pusę su iškvėpimu. Jūs pripumpuojat kraujo į liemenį, taip. Dabar labai platų, gražų ratą prasisukdami ir nugarą prasitempėt, ir kojas prasitempėt į vieną pusę. Tada keliaujate į kitą pusę. Po 6 pakartojimus į vieną pusę ir į kitą pusę. Gerai, apšildomi riešai. Tada pečiai į priekį, pečiai atgal, prasisukam vieną kitą. Ir pabaigai dar prasisukat kaklą į vieną pusę, į kitą pusę, užlaikot šiek tiek, palaikot, galite į vieną pusę į viršų, į kitą pusę į viršų, į vieną pusę palaikot, į kitą pusę palaikot. Labai gerai. Ir į viršų, ir žemyn. Pagrindinė treniruotės dalis prasideda dabar. Jūsų laukia 10 pratimų, kuriuos jūs darysite kiekvieną po 50 sekundžių su 10 sekundžių poilsio. Ir priklausomai nuo to, kokio fizinio pasirengimo jūs esate, jūs galite tai padaryti arba vieną ratą, arba 2 ratus. Pirmasis pratimas – 50 sekundžių, jūs atsisėdat į žemą pritupimą ir tiesiog paprastas laikymas žemame pritupime. Kas yra labai svarbu, tiesi nugara, keliai neišeina į priekį kojų pirštų, jeigu gali parodyk, va štai čia yra netaisyklingai, jūsų svorio centras yra kulnuose, rankos į priekį, smakras pakeltas. Antrasis jūsų pratimas tai yra laikymas įtupste. Rankos gali būti ant liemens, rankos gali būti judesy, gali būti iškeltos į viršų, tai yra dar sunkiau, bet svarbiausia yra kelių stovėsena. Kas dar yra svarbu, tai šitas kulnas, kad jisai nei nukritęs į šoną, nei kažkaip į priekį, o jisai tiesiai gražiai stovi. Po 25 sekundžių jūs keičiate koją. Trečias pratimas tai yra žąselė. Tai yra labai geras, efektingas pratimas. Ir jūs judat į priekį, pasisukat šonu 3 kartus ir grįžtat atgal lygiai taip pat 3 kartus. Atkreipkite dėmesį, kai Alanas tai darė, pakėlęs galvą į priekį. Nenuleiskit galvos žemyn. Merginos, jūs visos esat mano akimis ir Alano akimis karalienės, todėl mes jums duodam šitą pratimą su pavadinimu karalienės įtupstai. Jie labai efektingi, taigi jūs keliaujate žemyn į gerą, gražų pritupimą, išlaikote koją tiesę, o kitą koją kryžiuojate. Penktasis pratimas tai yra trypimai vietoj ant pirštų galiukų. Tai ką jūs jau esate darę, tai dar kartą plačios kojos, ant pirštų galų, rankos pakeltos, žiūrite į priekį. Kvėpuojat. Šeštasis pratimas, kurį daugelis mėgsta, tai yra pulsavimas vietoje. Jūs atsisėdate į pritupimą ir pulsuojat. Sunkesnė versija čia, lengvesnė versija šiek tiek aukščiau, rankos į priekį. Šeštasis pratimas – kareiviškas laikymas, tai reiškia jūsų koja graži tiesiai atgal ir štai visos rankos į priekį išsitiesia. Va, štai tobula. Šiek tiek lengviau, koja nusileidžia žemiau, kelias šiek tiek pakyla į viršų ir tai jums yra lengvesnis variantas. Septintasis jūsų pratimas tai yra įtupstai į šonus. Vienas į vieną pusę, kitas į kitą pusę. Ir šitą pratimą jūs jau darot dar stipriau ir sunkiau, kai jau esat geriau apšilę, ištęsėt vieną koją, kita yra sulenkta. Aštuntasis pratimas – 2 pritupimai plus 1 šuoliukas. Taigi, Alanas dabar pademonstruos, jisai pasisuko šonu, tai yra jūsų keliniai išeina į priekį kojų pirštų ir su trečiu jūs darote šuolį, bet ką jūs norėtumėte atkreipdėmėsi, tai kai jisai pakyla į viršų, jis nusileidžia į pačią pradinę padėtį su lenktom kojom. Lengviau, jūs visą tai darote be šuoliuko. Kitas pratimas yra čiuožėjo pratimas ir tai jau yra paskutinis jūsų pratimas šitoj treniruotėj. Taigi pasistengėt ir padarot iki galo. Ir į vieną pusę, ir į kitą pusę. Alanas daro su šuoliu, maksimali amplitudė. Jeigu norite lengviau, jūs tiesiog išimat šuolį ir lygiai tas pats. Rankų darbas, kojų darbas. Sveikinu, jūsų treniruotė baigta. Dabar mes keliaujam į atsikvėpimą. Atsikvėpimą mes darysime taip, kaip visada.
O atsikvėpimui mes darysim 5 pratimus, kuriuos dabar Alanas pademonstruos. Tai pirmasis pratimas jūsų yra vaiko poza. Jūs atsisėdat, žemyn, ištempėt pečius, pirštai žiūri į patį priekį, nugarą tiesi, dar galima šiek tiek žemiau nusileisti, atsisėsti ant kulnų ir tokiu būdu įsitempia viskas. Ir kojos, ir pėdas tempėt, ir pečių juosta, rankos. Gerai? Antrasis jūsų pratimas yra kobra. Jūs leidžiate žemyn, išsirečiat ir keliaujate į kobrą. Jūsų tikslas yra, kad klubai jūsų keliautų žemyn, spausti klubus prie žemės, rankos tiesios, graži pozicija, išsilenkusi nugara, kojos ant žemės, pirštų galai užlenkti guli šitokioje pozicijoje. Gerai, tai trečiasis pratimas yra šuns poza. Jūsų kulnai padėti ant žemės, kojos tiesios, sėdmenys rodo į viršų, pečius spaudžiat į vidų. Rankų pagalba, jeigu pavyksta, atsistumėt nuo žemės, kad dar labiau pakiltų jūsų klubai į viršų. Kojos išsitęsia ir jaučiasi tempimas visose šitose srityse. Paskutinis pratimas, kurį jūs padarysite, tai yra įkvėpimai, iškvėpimai. Jūs įkvėpėt, iš gilaus pritūpimo ir iškvėpėt. Vėl įkvėpėt ir iškvėpėt. Tokį pakartojat, kiek kartų jums norisi. Mūsų rekomendacija yra 1-3 kartų. Tik šį kartą, kadangi dirbame kojom, papildysime tempimą blauzdos, keturgalvio ir dvigalvio raumenų tempimu. Mes keliaujam į blauzdos ir achilo tempimo pratimą. Ką jūs norit padaryti? Tai tiesiog šitos kojos pagalba leisti žemyn savo achilą ir tempti blauzdą ir achilo sausgyslę. Lygiai tas pats su kita koja. Sekantis jūsų pratimas yra keturgalvio raumens pratempimas. Jūs statot koją atgal, šito koja tiesi, su rankom atsiremėt ir turėtumėt jausti tempimą šitoj vietoj. Dvigalvio raumens ištempimas atrodo šitaip. Koja ištiesta, tempėtės. Turėtumėt jausti tempimą, patiniai dalykai. Kas dar svarbu? Pakeisti koją.